Prietaisas įjungiamas paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką. Prietaiso ekrane turi užsidegti žalios spalvos GSM ir GPS piktogramos. Kai prietaisas pilnai įsijungia ir užsikrauna, būtina atlikti prietaiso kalibravimą. Prietaisas kalibruojamas dviejomis spalvomis – juoda ir balta. Pirmiausiai atliekame kalibravimą juoda spalva, spausdami mygtuką B. Vėliau atliekame kalibravimą balta spalva. Tam reikalinga į prietaisą įdėti baltas plokšteles, kurias rasite šio prietaiso pakuotėje. Įdėjus plokšteles, spaudžiame mygtuką W. Kalibravimas yra reikalingas matavimo sensoriams sulyginti ir privalo būti atliekamas periodiškai, tai yra kiekvieną kartą įjungus prietaisą. Kai atliekame prietaiso kalibravimą ir išimame baltas plokšteles, galime pasiruošti matavimui. Spaudžiame ir palaikome mygtuką M. Tuomet atsidaro matavimo parametrų nustatymo langas. Ekrane matysite užrašą New Session. Pasirinkite naują matavimo sesiją. Su mygtukais L ir P pasirenkame New Session Yes ir patvirtiname paspaudę bei palaikę mygtuką P. Mygtukais L ir P pasirenkame lauko numerį. Jeigu matuojate savo pirmąjį lauką, pasirinkite vienetą, jeigu antrąjį dvejetą ir taip toliau. Lauko numerį taip pat patvirtiname palaikydami mygtuką P. Mygtukais L ir P pasirenkame matuojamą kultūrą ir patvirtiname ilgiau paspaudę mygtuką P. Mygtukais L ir P išsirinkite augalo augimo stadiją, dar kitaip vadinamą tarpsniu, ir patvirtinkite pasirinkimą palaikydami mygtuką P. Ekrane atsiras užrašas Healthy. Pasirenkame augalų būklę mygtukais L ir P bei patvirtiname pasirinkimą ilgiau palaikę mygtuką P. Tai yra paskutinis parametras. Prietaisui persijungus į matavimo langą, ekrane matysite matavimui reikalingą informaciją. Kiekviena matavimo sesija susideda iš 20 augalų, kuriuos reikia pamatuoti numatytame lauko masyve. Tai sudarys vieną lauką, kurį pasirinkote Newfield. Augalo lapą prispaudžiame su gnybtais taip, kad viršutinė lapo dalis dengtų visą matavimo angą.